Būtent tas projektas ir buvo skirtas papildomai veiklai mokiniam, kurie išsiskiria savo gabumais, savo įvairiais mokėjimais. Na ir per tuos 2 metus apsikeitėm 2 kartus delegacijom, vyko suaugusieji į Turkiją ir mokiniai stovykloje. Analogiškas apsikeitimas delegacijom buvo ir iš Turkijos pusės. Pernai pas mus mokiniai turkų viešėjo mūsų mokykloje, o jau prieš keletą savaičių išleidom suaugusiųjų delegaciją. Projektų rašymas, pastarųjų vykdymas gula ant mokyklos anglų kalbos mokytojos Linos Šepauskienės pečių. Pedagogė sako, kad 2 metai esantys labai darbingi. Jau 2 metus mokykla labai intensyviai dalyvauja projektinėje veikloje ir galiu pasakyti, kad tokie darbingi metai, pilni tiek kelionių, įvykių, susitikimų, retai kada būna. Ir tikrai didžiuojamės tuo, kad esam galbūt išskirtinė mokykla, kuri per tokį trumpą laiko tarpą gali vykdyti net 4 tarptautinius projektus. Labiausiai įsiminė, aišku, projektai tie, kuriuose vyksta mokinių mobilumas ir mokiniai turi galimybę pakeliauti, pritaikyti savo anglų kalbos žinias, įgyti socialinės, kultūrinės patirties ir jie pasidalinti su savo bendraamžiais, tėvais ir parvežti daug gerų nuotaikų ir emocijų į Lietuvą. Lygiai taip pat tikimės, kad ir mūsų svečiai, kurie apsilanko pas mus, įsiveža tik pačius gražiausius prisiminimus apie mūsų šalį, apie mūsų miestą, apie mūsų mokyklą ir mes be abejo labai stengiamės, kad svečiams sudaryti kuo geriausias sąlygas, patirti kuo daugiau puikių akimirkų pas mus. Tai buvo jau 2 vizitas. Šiame vizite dalyvavo turkų oficiali delegacija ir mūsų tikslas buvo supažindinti juos su švietimo ir ugdymo sistema Lietuvoje, apkeliauti kiek galima daugiau, parodyti švietimo ugdymo įstaigų, kokios yra Lietuvoje, kadangi mūsų švietimo sistemos, kiek supratom, yra tikrai skirtingos ir svečiai turėjo daugybę klausimų, jiems buvo labai įdomu, kaip pas mus viskas vyksta, kaip vykdomas ugdymo procesas, kokios yra programos, kaip vaikai yra nukreipiami tolesniam gyvenimui. Kadangi turiu paminėti, kad Turkijoje visą vaiko gyvenimą galbūt apsprendžia testų egzaminų rezultatai, kuriuos mokinys laiko pabaigęs kiekvienais metais klasę ir būtent pagal tos testavimo rezultatus yra nukreipiamas tolesniam ugdymui. Tėvai ir šeima galbūt tokios didelės įtakos neturi, kai Lietuvoje yra visiškai skirtingai, kada pats vaikas turi galimybę rinktis pagal savo norus, pagal gebėjimus, ką jis norėtų veikti ateityje, o galbūt kokias papildomas ugdymo įstaigas lankyti. Tai va tokie didžiuliai skirtumai tarp mūsų 2 švietimo sistemų. Svečiai atvyko pas mus sekmadienį, prieš tai turėjo galimybę aplankyti Rygos senamiestį, o nuo pirmadienio prasidėjo mūsų didžiulė veikla, tai yra nuo pat ryto iki vakaro mes turėjome daug užsiėmimų. Ir svečių nuotaika buvo labai pakili ir svečiai labai džiaugiasi visko išskyrus vienu dalyku, jų netenkino oras. Kadangi visą savaitę Lietuvoje buvo lietinga, šalta, o svečiai pripratę prie karšto klimato, todėl nuolatos vis kartodavo, kodėl neužsakėt oro. Tai buvo vienintelis toks, nemalonus dalykas, gadinė svečių nuotaiką. Po pirmadienio oficialių vizitų Mažeikių savivaldybėje mus priėmė savivaldybės meras Tinys, po to mes keliavome į švietimo skyrių, kur švietimo skyriaus vedėjas Apolinaras Tonkus papasakojo mums apie švietimo sistemą Lietuvoje, apie ugdymo įstaigas, apie moksleivių maitinimo, pavėžėjimo klausimus. Vėliau lankėmės Mažeikių švietimo centre, kur buvome supažindinti su Mažeikių švietimo centro darbu, tai yra suaugusių ugdymo programomis, jų vykdomais projektais ir įvairiausia veikla, kuri vykdoma yra centre. Na ir galų gale grįžome į mūsų mokyklą. Ventos pagrindinėje mokykloje vyko svečiam tokie ir užsiėmimai, svečiai buvo patenkinti visko, ką jie gavo, kokiu užsiėmimu jie buvo
į kokį užsiėmimą jie buvo įtraukti. Vienu žodžiu, visa diena buvo pilna darbo. Po pietų mes keliavome į kitas švietimo įstaigas, pradėjome nuo specializuoto Lopšelio darželio Bitutė, kur vaikams su negale yra teikiamos specialios ugdymo programos ir svečiai su be galo didelė nuostaba žiūrėjo, kaip ir vykdomas darbas ten. Toliau svečius priėmė Mažeikių Vyturio pradinė mokykla, svečiams buvo parodytos patalpos, papasakota apie ugdymo procesą, kadangi ugdymo sistema yra skirtinga ir pradinio ugdymo mes turime tik 4 klases, jie turi 6 klases, todėl jam irgi buvo labai įdomu sulyginti. Toliau svečiai lankėsi Mažeikių muziejų, jam buvo organizuota pamokėlė kaligrafiško rašymo, svečiai turėjo parašyti gražų sakinį, naudodami senovės rašymo priemonės, tai yra lapus ir žąsies plunksną. Svečiams sekėsi puikiai, jie tarsi maži vaikai įsitraukė į veiklą ir labai patenkinti su entuziazmu rašė tai, kokios auksinės mintys jiems šovė į galvą. Turėjom nugalėtoją, kuris parašė, kad labiausiai norėtų, jog pasaulyje būtų taika. Ir tai buvo parašyta be galo gražiu šriftu, gražus braižas, todėl muziejo darbuotoja Jūratė skiria apdovanojimą. Tai taip baigėsi mūsų pirmoji darbo diena. Antroji darbo diena buvo tikrai labai pilna įdomios veiklos. Turėjom lektorę iš Kauno, Eglė Gudelienė, kuri yra Vaikų ir jaunimo psichologijos asociacijos narė. Ir jinai pristatė be galo žaismingą, įdomią paskaitą apie gabių vaikų ugdymo galimybės Lietuvoje. Pristatė, kas tai yra gabus vaikas, su kokiamis problemomis susiduria pats vaikas ir kokių sunkumų turi mokytojai dirbdami su tokiais mokiniais. Be to pateikė aibę būdų, kaip būtų galima spręsti iškilusias problemas ir sunkumus. Svečiai buvo labai energingi, dalyvavo visose ir praktinėse, ir netgi teorinėse veiklose, turėjo klausimų ir mūsų vadovė Eglė labai džiaugiasi tokia rinktinė publika, kuri domėjosi visko, pradedant, kodėl yra taip, o kodėl turi būti taip, o gal pas mus yra geriau, o gal pas jūs yra geriau. Tiesiog, buvo labai produktyvus seminaras mūsų visos dienos. Dar turėjom galimybę pasinaudoti, buvome sodyboje, kaimo turizmo sodyboje. Ir toje sodyboje yra plėtojamas kultūrinis paveldas, tai yra senoviniais receptais yra kepama duona. Ir mūsų svečiai turėjo galimybę pasigaminti savo duonos kepalą, jį iškepti. Ir po to visi drauge džiaugiamės, kaip jie sugebėjo įmantriai papuošti savo duonos kepalus, į formą jiems naują suteikti. Vienu žodžiu, buvo tikrai labai smagu ir linksma. Trečiadienį mūsų svečiai lankėsi Pajūryje, buvome Klaipėdoje, Palangoje. Svečiams paliko irgi be galo didelį įspūdį Palangos gintaro muziejus, Birutės kalnas, Pajūrys smėlėtas, ilgas tiltas į Baltijos jūrą ir gausybė suvenyrų parduotuvių Basanavičiaus gatvėje. Jie labai džiaugiasi viskuo, prie ko galėjo prisiliesti, ką galėjo pamatyti ir išvažiuodami išreiškė nepaprastą dėkingumą, sakydami, kad jie įsiveža tik pačius geriausius prisiminimus, nes viską, ką jie pamatė, viską, ką jie patyrė, tai buvo daug daugiau, negu jie tikėjosi atvažiuodami į mūsų šalį. Projektas dar nesibaigė, dar projektas vyksta iki pat rugsėjo mėnesio. Turime išleisti knygą, kurioje atsispindėtų gabių vaikų ugdymo gairės Lietuvoje ir Turkijoje. Tai būtų metodinė medžiaga kaip parankinis mokytojų, kuris leistų
mokytojui iš arčiau susipažinti su gabaus vaiko ugdymo galimybėmis, atpažinimu, sunkumais ir kaip jas spręsti. Ir dar viena dalis tai būtų karjeros orientavimas, tai yra kaip vaikai apsilankę įvairiausiose įstaigose, įmonėse, gamyklose, kokį susidarė įspūdį apie profesijas Lietuvoje ir Turkijoje, kokios yra jų karjeros galimybės, ką jie galėtų ar norėtų pasirinkti ateityje, bei kokie yra darbo rinkų skirtumai mūsų šalyje ir Turkijoje. Taigi per visą šitą mėnesį mūsų surinkta medžiaga bus patalpinta į kompaktinį diską ir į knygutę, kurią galės pasinaudoti ne tik mūsų rajono, bet manau ir visos Lietuvos mokytojai. Aš manau, kad pirmiausia projektas suvienyje žmonės bendram tikslui. Žmonės įgyja naujų patirčių. Vienaip ar kitaip tobulinamos yra kalbos žinios. Mokiniai yra išvežami į užsienio šalį, kur bendrauja tik anglų kalba, todėl aš kaip anglų mokytoja visada pasidžiaugiu, kad galimybė pritaikyti praktiškai savo žinias, savo kalbos žinias yra nepamainomas dalykas projektinė veikla. Mokytojai irgi mokosi, jie mokosi atskirų žodžių, galbūt mokosi bendrauti, mokosi būti kartu su svečiais. Mokomės visi, įgyjame tikrai daug patirčių, tiek darbą su kompiuteriu, tiek sužinome apie šalies kitos istoriją, kultūrą, sužinome apie jų paveldą, sužinome apie tradicijas ir tikrai projektais mes mokomės ne iš knygų, o praktiškai ir ta praktinė kita patirtis išlieka žymiai ilgiau negu tai, ką tu skaitėjai ar esi girdėjęs. Manau, tai nauda visiems. Ir mokiniam, ir mokytojams, ir pačiai mokyklai, kuri tampa patraukli įstaiga, į kurią vaikai nori ateiti, nes žino, jog bus įtraukti į vairiausias veiklas, jeigu ne tik išvažiuoti į užsienio šalį, bet galbūt sudalyvauti čia svečiam esant.